Tai va, išbandžiau šitą dviratuką. Yra 5 pagalbos lygiai. Reguliuojasi ten va. Tai va. Aišku, galima minti ir padėti. 5 tai greičiausias iki 3 iki 20. 5 iki 40 beveik. Ir dar šviesos jau įsijungia šone. Čia tik taip, kaip perskaičiau. Skambutis. Nežinau, ar čia girdisi. Tai va, perjungėjas tokias, va, fiksuotas. Va, persijungia gale pavaras. Dar plėvelė nenuimta. Tas yra dar užsirakina šakė. Arba amortizatoriai va, užsirakina. Kos buvo ant didžiausios žvaigždės neužsimetė grandinė. Kas yra gerai, kad bagažinė yra, galima turistauti privalumai. Gerai per tokius va kelius eina, vieškelius visokius. Į kalnus, kiek bandžiau, Kaune parodos kalną vos lipa, vos neminant Molekelio kalną, tai išbandžiau, tai be minimo nepavyks užvažiuoti. Į Aukštaičių kalną šiek tiek paminus galima įvažiuoti. Į Savanorių kalną užvažiuoja per keletą minučių, nėra status, tai išvada tokia, kad iki 10 procentų įkalnės dar įveikia, bet jeigu kokia yra statesnė vieta, tai jau teks ir kojom darbuotis. Va šiandien dar išbandžiau, koks įveikiamas atstumas. Tai trečių režimų, kur važiuoja maždaug apie 20 km per valandą, tai pavyko nuvažiuoti apie 55 km. Tai yra, bandžiau nuo Kauno iki Kačerginės, tai pirmyn atgal ir atgal teko minti ir baterija jau ten tik tai asistento režimu dirbo variklis ir kažkiek tai visiškai neįsijungia. Mūsų kaip sulankstamas, matosi, kad galima išlankstyti ant tą, bet kas yra trūkumai. Tai trūkumai yra toks, kad skambutis toksai, nežinau, ar už toli girdisi, čia jau toksai pavargęs, nelabai. Ir labai, kai telefonas dar kažkas, kur ten užsidedi telefoną, nematai, nes su tuo va astisto. Ir telefoną pasidedi ir nematai, kur ta rankinėlė. Tai toks va, jeigu važiuojas dviračių takais. Nu ir ką, stabdžiai tokie, kaip elektriniam dviračiui, gal silpnoki. Stabdžiai tai va tokie, priekiniai diskiniai mechaniniai 160 mm. Tiek priekiniai, tiek galiniai. Kojelė yra. Su neužrakinta šakė, tai beveik va visai ir suvažiuoja. Važiuojant pagal sulenda, priklauso nuo svorio, kadangi aš apie 90, tai beveik visą šakę sulenda, beveik visą eigą išnaudojama. Kas dar, va, yra tokia, jau toks ratas padarytas, vientisas, kas yra arba gerai, nebent kur nors labai smarkiai trenkt susilankstytų, bet to atsargiai važiuojant galbūt ir neįmanoma. Ir nereikia ten skaičiuoti, ten atsiveržia koks stipinas ar neatsiveržia. Taip, kiek nuvažiuoti, jeigu pilnais greitų režimų, gal apie 30. Jeigu naudoti 5 pagalbos režimą, tai galima apie 30 km. Gal kažkiek daugiau priklausant nuo reljefo. Va dar. Tas faina, kad stabdant įsijungia gale šviesos. Tas padaryta, tas patiko. Va ir taip va šviečia. Prie minusų galbūt dar yra ilgas krovimo laikas. Bet
Tai va, jeigu kokia ilgesnė kelionė, tai reiktų biškį pasiplanuoti, ar lėčiau važiuoti ir toliau nuvažiuoti ir paskui palikti krautis ten. Šiaip, tai kam šitokį dviratį, jeigu sąlyginai nedideliais atstumant važinėjant, kur nėra labai stačių įkalnių, tai visai gerai. Tarkim, jeigu miesto režimu, tai jeigu per dieną iki 30 km, nedaugiau kaip 30, tai jums užtenka. Baterija kiek ten 600, apie 600 vatvalandžių, tai jeigu pačiu greičiausiu režimu neminant apie 30 km. Galbūt ir pavyks ir daugiau. Čia priklauso nuo reljefo, nuo sąlygų ir panašiai. Tai 30 tai tikrai nuvažiuosit, gal daugiau. Tiesa, dar veikia kruizas, bet kažkaip tai labai įdomiai jis ten veikia. Pasuki tą rankinėlę ir laikai. Pasukus ir kažkiek tai palaikius. Va taip va, kai pasuki rankinėlę, kažkaip palaikai ir atleidi, tada jis ten palaiko greitį. Kažkaip kartais pavykdavo pasinaudoti greičio palaikymo funkciją. Tas yra gerai. Kas dar yra? Pirmas palaikymo lygis, antras. Praktiškai tai galbūt ten yra, jeigu greitai norima penktas važiuoti, ten šiek tiek lėčiau, gal trečias toksai, antras ir pirmas, tai net neįsivaizduoju, kam jis reikalingas. Pirmas nebent į kokį vestis, kai jau į kokį, kad nesistumt, kad pats važiuotų. Antras, tai kam jis nelabai praktiškas. Trečias, aišku, dar galima ir stabdžiai, tai biškį nejautrus. Taigi išvados, kas iš to pliusų, kaip sudedamas dviratis, kad jau paruoštas, rėmas padarytas, gatavai, kad jau yra speciali tokia apsauginės, kad transportuojant nesulaužyti žvaigždės, tai yra padaryta, kaip sudedami dviračiui, kad tie pedalai užlenkiami, kad mažiau vietos užimtų. Tai va, dabar trečių pagalbos lygių važiuosim.